Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, sveika, hebrytė. BBC laisvo žodžio standarts Julio nebus. Nu ir pasakė, mes turim savo plaukuotą standartą. Nu, čia yra plaukuotų rankų, dabar kažkaip jas visi tau šiaulius tiesios. Tai kas galbūt baisiau už dabar plaukuotas rankas. Moteris, pasakykit. Ne, plaukuotas rankas dabar madoj. Greitai bus plaukuotas kojas madoj. Tai rimtai. Paskui bus jūsų plaukuotos krūtinės galbūt. Nu tai taip, paskui jau plaukuotas krūtinės į madą ateis. Nu ir žodžiu, plaukai neišeis iš mados. O kadangi Šiauliai saulės miestas, tai bus greitai plaukuota saulė. Nu jau dabar irgi saulikės tas, kur sudėjai, tokias garbanuotas jau. Nu jūs čia garbanuotas plaukuotas. Jokauja to iš Šiaulių nors saulę pavogt. Eiktų savo. Yra irgi plaukuota ranka. Ir nebelik saulės gyvensim balandos amžiai. Aptarsim, reiškia, kaip ta plaukuota ranka šiandien rūpinas už korupciją teisiamą Šiaulių merą Visocką ateitim, o rūpinas pasirodo rimts reikals. Nu tai kaip suprantu, kad ten labai rimts reikals. Žinokit, va, į Lietuvą atvyka viena užsienietė kažkokia tiktokerė, Linda kažkokia, ir jinai ragavo lietuviškojo maistą. Nu tai atvykus į Lietuvą, tai tikrai tu turi ragauti. O ką tu siūlai Arūnai ragauti? Rimtai, tai ką? Jinai būtent testavo, kas čia skaniausia jai bus, atspėkit, kas nugalėja. Šaltibaršiai. Nu, šaltibaršiai nedaėjo, man atrodo. Ne. Nu, matai, jin pasirodė. Cepai? Cepakai, jo, cepelinai. Nu tai cepai, nu, kas sako ne. Cepai. Tai balandėlė nors būtų. Žinai, ką, Ingrida, jin atvyka žiemą, tai tų šaltibaršių nelabai ir valgė. Nu, Zita, bet tai gali šaukštelį norėti. Skanu tie šaltibaršiai. Žodžiu, apie cepelinus jį vertina 11 balų iš 10, sakė. Su kuo rauniukai valgė, palakai, iš karto meniu. Nerašė, čia vienuoliška cepelinai. Dangiškas patiekal, sakė. O, tai man irgi. Man irgi labai patinka. Ir su varške patinka, ir su mėsai, su grybukais. Ir su grybukais, ir dar su lašinukais, tarp kitko, labai patinka. Nu, su lašinukais nelabai mėgstu. O kodėl nepatinka, jau čia? Tai tu nelietuvis. Užsikiš organizmas nuo jų, nežinau. Susitvarkyko, žiūrėkit. Tai matyt, sausi kažkokie tie cepelinai. Ne, laimė, žiūrėk, sustvarkyko organizmą, ne cepelinus kaltė. Tai va, tai jinai vertina, reiškia, lietuviškus patiekalus. Dar jai patika kepta duona su sūriu. Man irgi skanu, Zita, laikinam, čia super laiks nuo laiko mes irgi, pavyzdžiui, valgom. Jeigu nestorėčiau, aš kiekvieną dieną valgyčiau tą keptą duoną. Nu, kiekvieną dieną gal nelabai, bet jau taip dažnokai pavalgyčiau. Bet jeigu neauktų tai tada turėjo dar lietuvišką alų vertinti, nevertino. Nevertino. O ką apie aliuką, agirą? Vertina girą, nu, girai 8 balai iš 10 jinai davė. Sakė, primint ten jai kažką tai. Kambučią. Ai, kambučią. Nu, tai bet panašu, panašu rauginta. Va, barščius įvertina 9 balais. Vis tik vertina. Kepts varškės sūris tik 6. Nu. O mažiausiai gavo vedarai, 4 balai. Nepatika vedarai. O man tai labai patinka vedarai. O ką apie bulvinius blynus paleidai? Ne, čia Baltarusijoje turbūt jau. Nu, labą dieną, o Lietuvoje bulvinių blynų niekas nevalgo. Ne, Lietuvoje, matai, bulbio trūkums yra. Nu, vienu žodžiu, esmė ta, kad gerai, kad cepelinai patika, nu, bet kad vedarai nepatika, nu. Bet palauk, Arūnai, iš kur blogai? Bet ne visiems iš šalies. Iš Amerikės turbūt. Ne, tai turbūt ar iš Amerikės. Nu, ką žinau, Linda, tai Linda. Somi Linda. Somi Linda, suprantu. Dabar iš kur nori gali atvažiuoti, į kas nori. Iš bet kur gali išlysti. Bilietą nusipirkė ir jau Lietuvoje. Pavyzdžiui, mes galim paskelbti Baltarusijos prezidentę, tą Lindą, pavyzdžiui. Ne, Baltarusijos prezidentė Lenkija išvažiuoja jau, žinot. Nu, tai jo. Nu, ką taip? Aš tai netrukdyčiau. Aš tai, pavyzdžiui, irgi už. Nu, tai, kai sako, biški mes palaikėm, nu, Europos Sąjungą esam, tai suremkim pečius visi, biški mes palaikėm, išlaikėm, dabar Lenkai, paskui vokiečiai. Nu, taip, ir visi dalinamės. Ne, Svietačka, kol viena buvo, viskas buvo gerai, bet Serioža. Nu, ten, žodžiu, babkių yra, tai ką,
Nu, vienu žodžiu. Ne mum čia skaičiuotos cepelinus. Nesvetimus pinigus europinius skaičiuoju. Ne, aš esu už draugystę. Jeigu Aš draugiškai irgi išlaikyti, tai jau taip. Va, draugiškai. žinot, va, kodėl aš sakiau, kad plaukuota ranka Rūpinas teisiama Šiaulių merą. Oro uosto nori. Ne. Ne, Nu, o kas? Žodžiu, pradėsiu iš toliau, žodžiu, pradedam statyti naują Šiaulių apskrities policijos komisariat. Nu, Jau taip, žingsnis taip. į priekį, jau čia plaukuota ranka. Bet A čia plaukota, nu tai ko? Bet yra dar geresnė žinia, plaukuota ranka pasistengia, kad vis dėlto panašu, kad Šiaulių kalėjims irgi naujas bus statoms. Nu tai va, kad komfortiškos Kad sąlygos kalėjimą būtų. stata, tai jau čia Nu. tiksliai plaukota ranka. Ir Taip. ten PPP būdu bus statoms kalėjims. Tai, girdė, tai, kai sako, bet nenusiminkim, pastatys bus erdvės kameras, maloniai gyventi bus. Panašiai, va, taip gali sutapti, kad... Tai čia šalia savivaldybės tas kompleksas turbūt. Jie tą kompleksą išardys, nebebus ten Ne, iškels. čia yra arčiau dar. Ne, kalėjims bus tenais už Aleksandrijos, ten Kažkur netoli jau yra. Ai, savaitės. šalia, ten jo. kažkur, jo. Tarp kairių ir Bet tai gali Aleksandrijos. sutapti laike, reiškia laiko juostui, gali sutapti, kai merą jau nuteis, jeigu jį ten nuteis. Į savo geresnę vietą Jis daro. galės jau pirms bus numeris Patiems. 1. Ne, aš žinau, procedūra kokia bus. Pakvies merą perkirpti juostelę. Ir iš jis karto įeis ir palydėsi pas- kamerą. Nu, ta taip. prasme, viskas paradas bus. Ne, bet Tai- aš jam linkiu ten tik tai perkirpti juostelę. Tegu bauda susibok, man jau gaila, žinau. Bet tai skaitai, kad jisai ten viens liudytojas pasakė, kad mers yra nuo Dievo valdžia. Nu taip, taip. Na, kur tas Dievas žiūrėjo, kaip rinkimai Nu, ne, tai vyko? žiūrėk, Ne, bet kaip man nebus tai- nuo Dievo, jeigu šventoriui ten reikalus. Ai, Bet bet aš jo. turiu omeny, kad jeigu nuo Dievo, tai kaip tas liudytojas drįsta prieš Dievą valią eiti? Ranką kelti prieš Nu, Dievą. Ne, Nu, jis, tai jis, čia- jis ėjo pagal Dievo valią, tik tai paskui Palaukit, pranešė Dievo vėliau. vardu jų šaukiuosi ir kreipiuosi, ką valgom. Cepelinus, ką? Nu, tai jau viskas tai gražiausia, su kuo? geriausia, skaniausia Aš patiekala. turiu dar vieną pasiūlymą. Ne, netrukdyk, nemaišyk baliaus. Valgyk. Mes, Valgyk ir mes storėk. valgysim, žinai ką darydami. Tai čia gimnastika, kad nesušaltumėm talšos pakrantėje. Viena rankoje cipelinas, Ne, kitas tai Taip, ką, kitoji cepeliną gimnastika. kersi, A, kai buvo kersi, reportažai. tai... Einam viskas, tu cepo valgyt viskas, nesnervuokit. Geriau užsiger. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas visiems mąstantiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Tai mes čia aptarinėjom, kad vis dėlto tas naujas Šiaulių kalėjims bus ir galim paskelbti, kad būsimieji klientai gali registruotis jau, ar ne? Ne tik tai, bet man tai įdomu dar vieną dalyką. Kokios lemputės kamerose švies? Vis tik, kokios apšvietimo Bus organizuoja? ten tuos Čia jau praktikos 110, įgyja. 110 tų, kur... Voltų. Nu, tai taip, nes ten kam jiem labai ryškiai Ai, ir šviesa. rozetės su 3 kištukais. Žodžiu, reikalai yra rimtesnių reikalų. Palauk, iki pastatymo tai reikia apšvietimą. Tegu žmogus užsidirb, nors biški dar prieš Suprantat, vat, kerpant juostelę. tai užsidirbda, manau. Sprendžiant iš viešųjų pirkimų dar užsidirbs. Tai va, Plungės rajone, žinokit, sulaikė policija moterį su mašina vairuotoja. Nu, Ir ir... įsivaizduoju, toj mašinai atrado 290 litrų Aleksandrijos viskiaus naminė. O Jėzus Oho, Marija. oho, tai Nu, girdi gera normaliai moteriška pasikrovus, O kodėl moteriškai važiavo. pavydus te policinį? Nu, Moteris va, turėjo reikalų, viską. Tai dalykus. gali rimtam baliui ruošės. Tai aišku, kodėl čia taip Ant kiek pavydėjo? savaičių pareigūnai biuletenį pasibė? Nežinau, bet tai matyt neėmė. Nebeimdavo. Kaip, jeigu Ne, čia žinok, aš parašyta. dabar kaip pagalvoju, o gal jau Rad- turėjo Ai, tik užsakymą tai ir... Ai, jie į LRT neėmė, jie tik nuvežti. tai rado ir paleido. Bet čia konkurentų darbs yra. Ne, bet aš paskundę, tai ne? galvoju, kad turėjo užsakymą, žodinį užsakymą LRT davė ir vežė matyti jiem. Tiksliai. Sakai. Nu, ten prie jie ananaso dideliais trūko, kiekiais nu. viską gi perka. Sakai, Vilnius geri, Aleksandrijos Nu, tai- viskį. Nu, tai... Čia jau tokia Aš atrakcija, čia jau galvau, kad atrakcija. Vilnius perėjo ant tablečių. Ne, Bet laisvą palaukite. žodį reikia gelbėti. Nu, viską reikia išbandyti. Bet aš nežinau, kad Tabletes reik su Aleksandrija kažkuo turi užgert, viskį nu. savo garsų įmą, tai dabar sužinojom. Aleksandrijos
viskiaus, nu, taip vadinama ta naminė degtinė. Nu, taip. Nu, suprantu, bet matai. Yra kurcinė ašaras, tai Dzūkijoje ten. Kurcinuko, ne, ašarėlė. Yra gers ašaras tas. Oi, rūginukė vis tik man Jo, smagiau. tai Niekas ten rauginukių nebeverta, ant cukrinukę varo. žodžiu, pasirodo normaliai, Šilalė, hebra dirb viską, nu, Nu. 210 litrų, tai yra, nu, kiek jau Yra beveik ką veikti. Kiek jis? 600 puslitrių. A, tai Nu, čia tai visą jau čia- betos virtuvę, Beveik. visą sezoną gali vaišinti. Tai čia... Kad Bet ten, užsidarė. kaip pasakysiu, da turėjai ir normaliai kur susitalpinti. Nu, tai Tokį skaičiuok kiekį. kilogramais, nu, tai... Nu jau- ką, į bagažinę, į priekį salioną. trupučiuką į salioną ir viskas, ir jau paskirstyta. Buvo Tokia dar vienas 90. įvykis, va, Nu. Alytiškis viens pasiskelbė, nu, klaus, gazuots gėriams populiarus, čia toks yra viens kola, nu. Ir jisai nusipirka tos kolas prieš kalėdą, žinai, pasidėjo į garažą, ten liko tik daidaba 2 buteliai ir užėjo šalčiai didelį. Į tam garažę viens kolas butelis užšalė, akits neužšalė. Nu, čia dabar Nors šalia buvo, temperatūra vienoda. tam pačiam garaže. Ir žmogus pasibaisėjo, kaip taip gali, sako, nu tai kas čia per gėrims, jeigu vien sušalia butelis, Kitam gal laipsnį o buvo kits pilta. nesušalia. Tai gal Nu, tai ir, buvo ir, biškį ir kas laipsniukų. atsitiko? Nu ir jis kreipėsi tą kolos tuo gamyklą, Į tarnybas. nu į tą Coca-Colos. į kolą tą HBC Lietuva atstovai jam atsakė, kad nu mūsų produktai tai super, duper. Skaityk iš Ir kur gavai kad, nu, produktą. supranti, tai būna kartais, vat, kad, nu, vat, minusinė temperatūra, bet skystis neužšal, taip išaiškina. Nu, vat, ne visi A, tai skysčiai užšal. pasidaro tai- jeigu užšaltai čiulpiama kola, jeigu Nes- neužšaltai geriama. Nes viens butelis, pavyzdžiui, nu, reikia tik nedidelę impulsą, rašo ta įmonė. Pavyzdžiui, judesio ar vibracijos ir tas butelis užšal. O jeigu vat, butelis nepajunt vibracijos ir judesio, jis gali neužšalti kolą. O jeigu mentolą bet jeigu įmeti tabletę, nu, tai jis ta ir prasme, iššauna. jeigu tik šalia iššauna. stovų 2 buteliai, viens pajuto, kits ne. Nu kažkaip taip įdomiai. Nu, vat, gal vieną butelį kas pajudina. Ai, ir jis vieną gal užšalia, pajudina. nu. Čia kaip ir A ir B tupėjo ant, kur ten, ant stogo. A nuskrido, Nu. B nukrito, kas beliko. Bet Man mes, tai kažkaip įdomiai. Įtariu, kad ten kažkaip ne dėl vibracijų viens neužšalė. Pagerinta kola buvo, ne? nu, matai, čia nepasiginčysi su Nu, kola. specialistais, Nu. kurie Ne, bet atsako. atsakymas labai geras prasideda žodžiais. Aukščiausi mūsų produktų Reitingai. kokybės Super standartai. duper, jo. O daugiau visą kitą, kad... Nu, bet va, nieks pavyzdžiui, nebeskaito, Aleksandrijos viskis naminis, tas Oi, jis tai ten neužšal. niekad, Ten jau, nu, ten. žiūrint, kiek laipsnių yra. Tai kad kiek bebūtų, jau tiek nepatenka. Nu, čia Lietuvoje tiek nebūtų laipsnių, kol šaltų. Man Bet teko taip, vieną kartą su serbišku tokiu viskiu į langus pilt, nes buvau pritrūkęs. bet čia, Langus girdė, skysčio. galim irgi sakyti, labai aukšti standartai. Tas Nu. mūsų viskis Tai niekada moteriškai irgi neužšala. galėjo pasakyti, kad čia langų valymas skistis. Nu, Jo, Aukščiausias klasės. aukščiausios klasės. Nu, tai. nu būntam. Žiemą taigi, Prie žiemą, minus nu. 15, prie minus Jo, jo, 25. nepasitikiu. Nu tais tai va, visais tai dabar, marmalais. pažiūrėjau, langų skisti įsipiliau Langų skysčiai. minus 10. Aleksandrijos, ar ne? Ir labą užšalė. dieną, ir užšalė. Ir Nu ir užšalė. Jis tai reikėjo žieminio pirkto, ne Nu tai vasarinio. žieminį ir Ai. užpiliau minus 10. Tai reikia Aleksandrijos truputį. Nesitikėjau, kad, žinai, bus daugiau tos temperatūros. Nu, vat, kai ateis normali dar žiemą, kokia Aleksandrijos viskiaus. Tai jo. reiks minus 25 pilti. Tai ne, Aleksandrijos, Zita, Į kvap- 50. Tai kad arba nežinau, kur klausykit, gaut, man kažko supranti. įtarim skil vis tik tas skaičius 290. Man atrodo, ten 300 buvo. Nu, nežinau. Nepavydėkim. Nu, Nu, žodžiu. minus- Nu tai vis 10 tiek paragauti tai reikėjo. Pranešė Ar tiek. įsitikinti, Ai, kad tikrai tas, nu tai laboratorija, nu, taip, viskas, nu tai teisingai. čia Ar čia logiška. langų skistis, ar... Nu tai taip. viskis? O pasaulis turtieji, žinokit, va, praneš visi tie skaičiuotojai, kad milijardierių turts pasaulyje per metus ten vėl padidėjęs smarkiai. Nu, ten visi maskai, ten tie ir kiti ten tie visi
milijardieriai. Vargšai milijardieriai, galvos skausmą kiek jie. Žodžiu, Tai manyčiau. per metus $2,5 trilijono milijardierių. Nu, čia tokie kosminiai skaičiai, aš nelabai suprantu. Aš jau irgi nebesuvokiu tokių o skaičių. pasaulyje 8 milijardai nugvelbti tuos milijardus nori. Tu supranti, koks jiems galvos skausmas. Nepavydėkit, geriau. O 4 milijardai pašalpos su virš skurs pasaulyje. Nu, tai va. Arūnai, niekada lygybės nebuvo šį žemė. Niekada ir nebus. Nes nervuokim. Tik valdžia nuo Dievo duota. Einam Cepelinu, mūsų vietinė valdžia nuo Dievo, kita ne. Aš noriu Aleksandrijos Viskiaus. Einam, einam. Maža kas ko. Einam vis. Grida turi, ne? RS2. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. Visada širdį jauniems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Va, pažaidžiam Viktoriną Hebrytę, ten, nu, auksinį protą, va. Nu, Nu, va, pavyzdžiui, kiek Šiaulių savivaldybėje dirb tarnautojų? Apie 300 gal. Apie, jo, Apie teisingas atsakymas. Ne? Nu, nu beveik eiti 300. dabar į tą dvigubą. Ten, kur, žinai, dubliuojasi. Jau į finalę. Beveik. Savaitės finalė, ne? Julio bus. Atspėkit, kiek jų atostogavo nuo gruodžio 22 iki sausio 2. Koks 150. Nu, tai jau, kai sako, kai tik Aš nežiūriu, nu. Kiek išeiginių, tai čia turėjo praktiškai 99% atostogauti. Nu, tai iš jų atostogavo daugiau nei pusę. Nu, tai teisingai, virš 150 ten. Nu, Beveik šakės, nu, tai 160. viskas, nebereikala. Kitiem nėra ko. Pasakyt komandos pavadinimą galima, ne? Galima. Baras kišenė ir komanda iš kišenės. Dalyvaukite protmūšiuose. Čia buvo komanda į kišenę. Čia į kišenę. Nu, atspėkit, kiek vat, savivaldybės tarnautojai, nu, ten ir eiliniai, ten vat, gavo premijų vat, kalėdinių. Nuo iki kiek? 50. Nu, čia saulė išviečiant. Euriukų. Ne, daugiau, mažiau. Daugiau 100. Nuo 147 iki 605 O kodėl kiti negavo? į rankas. O kaip šitą aiškina, kodėl kiti negavo, nenusipelnė? Ar kaip? Tai Ne, viskas taip, nu, tai gerai. čia neaiškina, tai čia- Gradacija. O kiek Kuo čia iš didesnė visų gavo? antpečiai, tuo didesnės premijos. Ai, čia tie visi, kas atostogavo, tie visi premijas Nu, gavo. aš supratau, kad visi darbuotojai ten ir eiliniai, tie, kurie vedėjai kokie ar Ne, direktoriai. klausyk, už 20 milijonų vėžę pastačius aš premijas dvigubas išrašyčiau. Bet čia, vienu žodžiu, atostogaujančių. Padarė valstybės darbą. Nu. Tokį... Atostogaujančių Klausimas toks. skaičius yra lygus premijų skaičiui. Ar švietimo įstaigų direktoriai, vadovai ir vadovės gavo premijas? Jiem nereikia, nes jie šviečia Jie patys iš savęs. viešai paskelbiama buvo, kad jie nenori net tų premijų. Nu, tai O kam žmonėm iš premija? kitos pusės, tai palauk, jeigu jiem išmokės, tai Aš savivaldybė žinau, dėl nebeliks ko. visiems. Negalima kiršinti pedagogų. Tu įsivaizduok, viens daugiau gaus, kits mažiau gaus, dar viskas. Nebuvo Visas taip, mokymo iš procesas sužlugs. Lygybė, brolybė. Miesto valdžia tai pranešė mokyklų darželių ten tiem vadam, kad net neprašykit premijų. Darbuotojams taip ten viskas, bet Tai jau čia kaip jum... buvo pranešta, nėra pinigų, paskui visai nebėra pinigų. Ne, o jūs ten laikykitės. O paskui valdžia sako, jie net neprašė, jie ne žmonės. Tai teisingai Ne, darė. nu tai jie Už tai jie kaip lieka tik yra vadovaut dar. patriotai Tai įsivaizduok. žmonės. Tu paprašai premijos, tau iš karto vietoj premijos atestacija ir viso gero. Nu, dabar tai tikrai atspėsit. Žmonės žino, kaip išgyventi. Koks Šiaulių mero atlyginims yra. Apie Šiaulių 3 mero štukelės su atlyginimus. pusė, ne? Ant popieriaus. Aš užslaptinčiau. Ant popieriaus. Saulės. 6. Tada jeigu... Jis nekainuojamas. Nu, jam jau apie nereikia, 6. nu. Su Nu, kapeikom daugiau kaip 6 6, ten. 2,
Su kapykom. 6, ten 0,7, 0 ar kiek ten, bet, nu, va toks yra. Nu, Už tokį triusą šiauliečiam per mažas. Užtat, va, paskui, Per mažas. supranti, per mažas, paskui žmogus vargs teismuose, ten matyti tai va, dar kažkokių ir pinigų. Nu tai vaikščiot kai papildomai. supranti, tai čia tame esmė ir yra, kad mers vargst, tarybos nariai varga, ten ištisai dasidurinėja, Ir dabar dabar visi vargst. biluose sėdži. Šiauliečiai Va dėl to, vargst. kad supranti, tie atlyginimai maži, žmonės varga, bandė kombinuotis, va už tas kombinacijas dabar jau teis juos, vargšai tiesiog. Nu, bet, va, savivaldybės įmonių vadai gavo premijas, mokyklų negavo ir darželių. Nu, savivaldybės vadai, nu tai, kai sakant, nu, būkim biedni, bet teisingi, nu kaip tu pats savo gali neįsimokėti Ne, atlyginimą? čia saka Nu, savivaldybės premijas. įmonių. Įmonių. Įmonės, šis kita. Nu, tai kita žinai, čia, dalyką, kai čia saka, jau jie daro savivaldybės paslaugas įmonės, jeigu kokybiškai. gerai pelningai dirb, paskui supranti Teisingai. tuos dividendus išmok, nu, tai Jeigu reikia žiemą skatinti. asfaltą tokius. kloj, tai čia dviguba premija turbūt. Už Tai kad reiškia, atšaldyt kokia seną reikia technologija, šildyt, nu. kokia Nu, o kas tas technologija. premijas skiria arba neskiria, tai Šiauliuose yra tik vien žmogus, tas kur nuo Dievo. Nu, tai faktas, o Suprantat kas patys, daugiau? ane? Nu, Ne, ne, negi, jis tuo girdi metu- valytoja, tai Aš žinau, išskirstys aš žinau, premijas. dėl ko jis pedagogam premijų negalėjo skirti. Tuo metu teisme buvo. Kada premijas Sakai, reikėjo. nėra kada. Nebuvo kada, da. Nu, variants vienas toks yra. Nu tai va, už tai leiskit jam dirbti kaip žmogui, nu dabar čia tyčiojatės, Ar kada plaukuotos nors- rankos iš jo tyčios. Pedagogs pedagogui ką nors padarė gerą. Nu tai, Nu, pedagoškę baigęs, pedagošką, nu, ką nors nu, gerą. tai jie, bet kad jie mokiniam dar gerą Gerai, padarytų, kits Viktorinas klausims yra, tai o koks 8 Šiaulių vandenis tokie yra, kur vandenį mums tiek ten kanalizacija tvarka. Patį brangiausią, Nu, dar gerai, kaip įmonė Lietuvoj. iš tikrųjų, jo, vanduo nepigus Šiauliuose. Nu, tai nuotakas kad nepigus. kiek žinau, kad ko gero vienas iš brangiausių. Nu, Bet klausimas, Šiauliuose svarbiausia, kad vienas iš pačių kečiausių vandenų. bet Nu, tai, neblogs. ta prasme, Vandokėts, irgi- vandokėts. Tai va, Ir Šiauliai pats. klausims Viktorinas yra toks, 8 Šiaulių vandenų administracijos vadovai, nu pagrindiniai 8 vadai, koks jų atlyginimų vidurkis yra? Ant popieriaus. Nu tai jeigu 8, tai po kokius 8 turbūt. Ne. Nepataikė. Miau. Miau. Vienu žodžiu grįžai į tą Biškį patį tašką. mažiau, nu čia, nu nereik prezidentinio atlyginimo pasiūlyti. Skaičiuot jau taip neįsijaus. Čia vidurkį mes Čia žinom, vanduo, 8 vadų. brangiausias turtas. Nu, mes žinai apie vadą, jau Aš, iš karto pavyzdžiui, galvojam aukščiausią. tai nieko prieš būčiau dirbti ten vienu iš kokių vadovų. Nu, kad, Šiaulių sakai, jau vandenyse. taip ten ties vidurinę grandimta. Nu, 6,5 tūkstančio teisingas atsakyms. O, Čia vidurkis. Vidurkis. Nu, tai tada Pavyzdžiui, neblogai. Šiaulių energija, kuri ten pakankamai Lietuvoje šiaip paėmus tikrai nebrangia dar elektrą, tą energiją šilumos teikia. Nu, palygint su kitais didžiaisiais miestais, ten susitvarkė čia prieš 20 metų, žmonės pradėjo tvarkytis, dar mūsų tuo nuo Dievo nebuvo dar. Kažkaip paprastesnį bet jau, tvarkas. Dar bet Dievas jau, nepašventinęs bet jau, buvo, žinai, kai saka, numatė, kad ateis Dievas ir reikia sutvarkyti tą Tai reikalą. 30 Šiaulių energijos, nu ką jie patys kalbėjo, ten nerašė, kad direktorius tiek, ten tas tiek ar koks. Tai 30 tų, nu, Irgi pareigybių vidurkis Šiaulių energijai, nu, nesiekia 4000 ant popieriaus. nu, va Tai dėl čia- to ir pigia energija. Ne, čia gudriai padarė, sudėję daugiau visokių pareigybių, kad tą vidurkį numušti. Ai, čia pagal principą Einam bendra numušti temperatūra vidurkio su... ligoninėje, ne? Jo. Einam už to vidurkio su Žodžiu, cipeliniais. hebrytę kūrė mes normalią bendrovę Ragai ir Kanopas. Jau sukurta iki mūsų arūnai. Nu, ne, reikia Yra aprašyta, šiaulietišką. yra aprašyta. Nu, šiaulietišką variantą normalų. Ingrida iš bado numirs. Einam. Ne, Ingrida paskirsim referentę kokią direktoriaus Nereikia. generalinę. Ne, vyrėja Cepelinas paskirsim. skirsim. Girdi, Ingrida už 6 kokius tūkstančius varganus. Virk cepelinas. Einam aptarysim. Nu, va. 97,8 FM. Šiaulių radijas. RS2. RS2. Visada žingeidiems. Paprastų šiauliečių paplėpėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam.
A Julio tai Julio, žinai, nu, pavyzdžiui, žinot, ten yra anekdoto tokia serija, nu, tau liko 3 dienas, ką tu darysi, ne? Meškeriosiu. Meškeriuosiu, valgysiu ir gersiu, ne? Valgysiu, ir taip toliau, ir Ne, nu tai tada liks Ir vieną rūkysiu dieną. kaljaną Ne, dar. tada liks vieną dieną. Jeigu gersi daug, paskui pagiriuotis reikės Nu, faktiškai čia- tuos dienas išbrauktas. Aš dėl ko čia taip sakau. Paskutinę dieną išpažintęs eisiu. LRT, va, tas radijas ir nacionalinis ir televizija transliuotojas. Vat, paskelbė regioninė žiniasklaida, tarp kitką, Kauno dieną, kad, nu, kaip pramogom ir maistui ir gėrimam leidžia LRT, kiek pinigų ir Ir kokias pramogas Žmonės užsisakinė. mėgsta valgyti. Kad visą atrodo, Lietuvą skaniai. pamatytų, kokie jie kuklus. nu, ten 10 ir 100 tūkstančių, jeigu taip Nu, tai jau pažiūrėsi. galėtų rimčiau. milijonais leisti. Iš 80 bent jau 10 galėtų gėrimam išleisti. Nu tai supranti, čia jie gali ir išleidžiu, tik tai kitus jau sugebu gal apiforminti Ai, šitie galai išlinda. o šitie tik tiek išlinda. Bet iš tų ten vat, visų paskelbtų faktų, tai nu, labiausiai vis tiek mėgsti LRT turbūt nuo vadų čia prasideda. Pavalgyti, pagerti kokiuose restoranuose, ne? Ne, tai... Nu, matai, ten yra, tai vadai... Ar aš klystu? Ne, tai vadai aš įsivaizduoju, matai, ten juk yra, kad Vilniaus centre, Senamiesty būtinai kažkokie restoranai, turbūt jau Ne, ten yra dar pirkimai. specialūs svečiai, kad jie specialiai kalbėtų taip, kaip reikia. Tai ir kviečiu va į tuos tokius. Ai, O tuos- eiliniai darbuotojai, ten, žinai, yra, kad matyt, kurie dabiški daugiau ten pašokiniai, nepritar vadovybei, tai jūs išsiunti ten po tos dumblus panardyti. Ne, čia dar... Kad suprastumėt, kaip jūs gerai gyvenat. Girdėt laisvą žodžią gynėjus. Nu, tas pramogos čia yra išvardintas, tai nu visos, kurios įmanomas ten, net ir tos visokias virtualios su akiniais ten baidarės, Striptizas ten dumblai, baidarės, tai čia, nu, ten boulingai, tai čia nebeįdomu jų. Nu, tai jau tie atgyvenę tokie. Vienas jau. iš įdomesnių buvo tų pirkinių, tai kaljano baro užsisakėm, bet sakė, jie kaljanų nerūkė. Bet arūnai, bet vaibą jautė. Bet girdėjau, o kam reikia į kaljaną barą, jeigu kaljaną nerūkai? Aš kai nueinu į barą, aš tik pasėdžiu. Sakai, Nu, daugiau Nieko neveiki. nieko nedarau, aš tik pasižiūriu į kitus. Ne, tai pasidairai, ką po barą pasimti. Ne, aš tai žinau, kai pagalvoju, žiūriu, aš kitą sykį pasižiūriu pro kišenę, einu, ta kišenė pilna ir įsivaizduoju, ten visi tik sėdžia. Nieko nedaro. Tai tu užeik, žinau. Aš bijau, kad aš nesilaikysiu, Nu, tik Ne, sėdėti. va, klausyk. Aš sakiau, kad po barą ten, ką nors pakabinį bariau, paskui eini į viešbutį užupį. Va, pavyzdžiui, LRT užsakė vat, viešbutį. Ten komandiniai renginiai čia vadinasi, Taip, viešbutį taip, taip. vyko, viešbutį užupį Pakaitom. Vilniui. Pakaitom. Vilniui vyko komandinis renginys. Ploja ir vakarėlis Taip. keičiasi iš Ta, Taip. bet girdi, atėjo LRT darbuotojai ne Vilniečiai yra. Nežinau, nu, bet tai... Komandiniam žaidimam Vilniečiai irgi. Ai, Zita komandiniam viešbučiai ten reikia. po du Zita, komanda. galėtų mums vargstančiam tokiam žurnalistam užsakyti kokį komandinį renginį viešbutį kokiam Šiaulių. Bet komanda daugiau iš 2 žmonių. Man įdomu, paskui kokią straipsnį išeitų, nes viens viešbutis su žurnalistų daugų straipsnių tada kiek būtų. Nėra tai čia daug mūsų. Čia kiekviena atskira komanda savo rezultatus paprašytų. savo- Mes Ten kalbame, tam viešbučio aišku. kambarį kokie rezultatai Nu, gavosi. mes sutartume, mes niekada net neprisimintumėm, ką Tai, rašyti. bet yra tokių, vat, Tam yra fantazija. išskirtinių, Ai, nu va. aš, pavyzdžiui, taip pritariu, reikia rūpintis darbuotojais, bet visais būtų gerai. Ten 600, kiek 70 dirba tų LRT iš viso. Nu, matai, Bet tiek pasirūpinti sudėtinga jau. Įtariu, kad ne visais pasirūpinama yra ir tas man nepatinka. Bet, pavyzdžiui, žinokit, vaisių, žinokit, kiekvieną savaitę atvežamas 46 dėžės vaisių, 400 kg kiekvieną savaitę. į Tai va LRT. čia dėl to ir pradėjo Europos parlamentas svarstyti, kiek vaisių atvežė ir sakė, nelieskit mūsų vaisių, vaišių ir kaljanų. O kiekvienoj Kai dėžėje. Morozovai gint pradėjo. Jeigu lietuviam gaila tų pinigų žmonėm, girdi pavalgyti ir Nu, šitą patį, nu. čia nepavydėk. Nu, mes nepavydim, Žmonės bet... sveikai jau gyvena. Ne, nu tai Valgo. žmonės matėm, Vilniui protestavo, šalin Kaljaną rankas nuo mūsų rūko. vaišių. Tai nu. va, tie, kaip protestavo tie gruodžio 18, tai LRT, tas elitas, jisai baliavoje kalėdinė buvo, pietus buvo. Nu, tai čia irgi surengi kalėdinį šūkis vakarėlį. toks buvo. Visiems Tegul surengi. laisvas žodis liejasi laisvai. Nu. Arūnai, jo. kenčiančiam dangus, tai tie ant žemės prie Seimo, o aukštesniem pakilėtėm Kiekvien savo vietoj balių darė. Tai, Visai liaudžiai suorganizavo kalėdinį vakarėlį prie Seimo.
Nu tai ko jūs norit? Nu jie žmonės paskui irgi nuėjo biškį ten pašvesti. Baliavot. Bet tai čia vyko tie komandiniai Aš dabar renginiai. atsimenu, dėl ko ta Urmonaitė Girta iš tribūnos kalbėjo. Ne, Už dar LRT vaišės. yra neišsiaiškinta, žinok, ar ten buvo neblaivė. Nu, negalima. Yra dar kita versija. Kaljaną rūkė Čia turbūt. blogi žmonės taip šneka. Na, iš tikrųjų pati sakė, buvo sušalus labai ir dėl to jai taip tenai. Ir net Gavos. šildė. Nu, Beširdžiai tai LRT, net šildavo paskiau. nu, o tu pažiūrėk sausio 13, kai stovėjo prezident su prezidentienė, premjerė su ministrais, o už jų stovėjo Šiaulių mers, toks sušalęs ir saugumo departamento vadas. Ir Daugiau ten nieko Šiaulių nebuvo. merui nieks žodžio nedavė. Nu, jisai irgi ten sušalęs buvo. Nu tai Plaukuotas rankos Girdai, tai darbs, ant tokią Nu, šalčią. grįžtam prie komandinių renginių. Tai va, dar pasirodo buvo ir dvaruose komandiniai renginiai, ir Neringoj, gal Nidoje, ar Jot, aš nežinau, kur ten. Nu, tai irgi čia, kai ten sako, valgyti jiem reikėjo. Tai ne, bet man tik tai dabar vienas klausimas iškilo. Tai čia tiek tų visokių renginių, tiek visokių vaišių. Tai kada jie bedirba? Tai, nu, Pakeliui, Zita, pakeliui. Viskas spėja. Ir tu baliavot. supranti, tu sumoki produceriam ir jie ten dirbo. Ir iškart mažiau darbo yra. Ai, iš šalies nuperkė ir o pats gali važiuoti o baliavoti. pats- Tai čia nagrinėtos ne projektų lėšos, o čia administracinės Čia mūsų išlaidos. pinigėliai, mokesčių mokėtojų, jeigu dar kam neaišku. Nu, kad, šiaip man tai labai įdomiai atrodo. Ir skaityk, yra valstybės remiama, nu tai finansuojama, visumai net neremiama organizacija. Ir šiaip į kairę, į dešinę, taip taška pinigėlius. Nu, čia 10 tūkstančių. Čia, Nu tai, Tai kaip padarysi, nu. kad uabą paimkim. Laisvas Uabas žodis pats- savo neuždyka, žinau. pats uždirb pinigus ir jeigu kažkur va tokiam renginiam išleidu, tai iš karto tuoj atlieko mokesčių inspekcija konkrečiai, kur priskaita, dabar kad tai atlekia auditai, pajamas natūra visai Zita, čia. Tu nevelk čia dabar į vatą, tu konkrečiai mes klausim su Laimontu, bus komandinis renginys viešbutė nebus. Bus iš savo sąskaitos. Einam cipelinų ir išsiaiškinsim Už savo babkės, ar Tai ne? už savo babkės tikrai bus. Einam tu cepo valgyti ir išsiaiškinsim. Nu, su komanda. skanaus Ingrida, aš prie Einam. tavęs prisijungsiu. Einam, nu kiek galima apie tas Ate. komandas. Ate. Ate. Gero savaitgalio. Devyniasdešimt 7 ir 8 FM. Radio stotis RSG. Visada jauniems.